Atėjom pažaisti. Sveiki atvykę į Curiosity miestą smalsiems vaikams. Maniškai ne per maža? Ne, čia nuo 1 metų iki 14, taip pat tas. Nu super, tai galim praeiti. Keliaujam. Šis edukacinis pramogų centras nuo kitų skiriasi tuo, kad tėvai neskatinami čia tik atvesti ir palikti savo vaikų. Idėjos autoriai siekia sukurti erdvę, kur tėvai galėtų atrasti įdomių veiklų kartu su savo mažaisiais. Ką? Ateik. Nori? Sėsk. Matai? Įsivaizduoji? Nu tikrai ne kasdien tenka dirbti eskavatorium, bet labai smagi patirtis tiek vaikui, tiek mamai. Mes esame edukacinis pramogų centras, kuo mes skiriamės nuo vaikų žaidimų kambarių ir kuo mes esame nauji. Tai kol kas Lietuvos tėveliam labai sunku yra suvokti, kam šita erdvė skirta, o jinai yra skirta kokybiškam šeimų laisvalaikiui. Tai reiškia, kad mes kviečiame visas Lietuvos šeimas kartu vaikus su tėvais praleisti laiką puikiai. Pažinti tam tikrose erdvėse savo vaiką, ką jisai ar ne, kur jis yra linkęs, ko jisai moka, nemoka, kur jį skatinti, kur jam padėti. Centras sudarytas iš 12 erdvių, tinkančių įvairaus amžiaus grupės vaikams. Mažųjų čia laukia kliūčių ruožas virš degančios ugnikalnio lavos, liepsnojančio namo gelbėjimas, detektyvų klubas ir net skrydis į kosmosą. Čia mes turime garsų erdvę, kur vaikai gali išbandyti savo visus muzikos instrumentus ir sukurti muzikos šedevrus. Toliau galime keliauti į mūsų radio įrašų studiją. Jūs turit radio įrašų studiją. Čia galima įrašyti savo reklaminį klipą, pokalbių laidą, žinias, įdainuoti dainą ar netgi pasikeisti balsą. Pabandom? Pabandom. Spinta, daug metų užrakinta. Tamsoje sumušus kaktą, suradau raitytą raktą. Interaktyvi aplinka lavina vaizduotę, skatina smalsumą ir norą sužinoti bei atrasti daug įdomių dalykų. Mes turime tokią žaibavimo kambarį. Ten Wizardas? Panašiai. Čia galime susidraugauti su žaibais. Ateik operatorių, užbursiu tau ateitį. Pasisvaidžiusi žaibais, Nijolė nusprendžia, kad pats laikas aktyvioms pramogoms. Kuriant šį pramogų centrą siekta, kad vaikai kuo daugiau sužinotų apie juos supantį pasaulį ir save pačius. Kuo norėtum būti užaugus? Kirpėja. Kirpėja? O jau bandėjai kirpti ką nors? Nei mamytės, nei tėvelio dar nekirpai? Ne. O eskavatorių bandėt? Nu, pats dar ne, vaikai. Dar ne? Ne, dar daeisim. Dar praeisite, jo? Mergaitės, kuo norėtumėt būti užaugusios? Daktarė. Daktarė, kaip smagu? Daktarė. Irgi daktarė? Daktarė, kirpėja arba nagų lakuotoja. O štai Nijolės dukrai labiausiai patinka suktis virtuvėje ir, nepatikėsite, plauti indus. Mūsų kelkė sugedo, todėl šiandien nebėgo vanduo. Sugedo vanduo šiandien ir nebėgo? Ne. Tai bėda kokia? Tai bent dabar gali indus išplauti, taip? Merginos virtuvėje ilgai neužtrunka, nes pats metas vilktis gydytojo chalatą ir gelbėti pasaulį. Arba savo mamą. Greičiau! O, lašelinė. O, lašelinė su leis vaistų. O, nu, kabink mamai lašelinę. O, au! Daktarė, ar aš gyvensiu? Kaip ausis? Gerai ausis. Sveikau. Smalsių vaikų miestas Kaune taip sužavėjo Nijolę su Patricija, kad šios prižadėjo čia apsilankyti dar ne kartą.